Mielas jaunime, aš manau, kad mūsų Lietuva turi būti įtrauki visom socialiniam grupėm. Pagyvenusiam žmonėm, negalę turintiem, visiems turi būti sudarytos lygios galimybės ir lygiai taip pat svarbu, kad jaunimas, kaip labai svarbi mūsų visuomenės dalis, būtų tinkamai įsitraukusi, norėtų, svarbiausia, kad norėtų būti įsitraukusi į šios valstybės valdymą ir kūrimą. Todėl labai palaikau iniciatyvą Vote 16, vien tik tai todėl, kad tai yra jūsų pačių iniciatyva. Jūsų pačių rankomis sukurta iniciatyva, jūsų pačių palaikoma iniciatyva ir dėl to aš ją stipriai palaikau. Todėl, kad mums yra labai svarbu, kad jauni žmonės būtų motyvuoti dalyvauti sprendimų priėmime, motyvuoti dalyvauti savo bendruomenėse. Ir aš didžiuojuosi šiandien girdėdama jaunimo balsą, kad jūs norite teisės savivaldos ir merų rinkimuose balsuoti nuo 16 metų. Ir girdėdama tą iniciatyvą, ją labai stipriai palaikau. Nors Lietuva turi vieną iš pažangiausių, sakyčiau, Europos Sąjungoje jaunimo politikų, kuri yra labai įtrauki, kuri yra skatinanti jungtis prie jaunimo organizacijų. Taip pat ir Europos parlamentas ragina įvairiomis savo rezoliucijomis labiau įtraukti jaunimą į sprendimų priėmimą. Ir aš manau, kad mes esame gerame kelyje kaip valstybė, kaip Lietuva. Todėl palaikau jūs, palaikau šią jūsų iniciatyvą ir linkiu kuo didžiausios sėkmės pasiekiant teigiamų rezultatų. Labas. Jei turėtum galimybę demokratiją sustiprinti vienu veiksmu, ar pasinaudotum tą galimybę? O jei galėtum savo pilietiškumą ir ryšių su valstybe įtvirtinti tuo konkrečiu veiksmu, ar padarytum tai? O jei tau būtų suteiktas šansas spręsti apie savo miesto ateitį, ar spręstum? Šios klausimus uždaviau nebereikalo. Jie iš tiesų gali virsti realybę, jei Lietuvos jaunimui nuo 16 metų būtų suteikta teisė balsuoti savivaldos rinkimuose. Apie tai šiandien ir padiskutuosime su jaunais aktyviais žmonėmis, kurie jau veikia Lietuvos politikoje ir veikia mūsų šalies labui. Aš esu Luka Lesauskaitė ir leiskite pristatyti diskusijos dalyvius. Tai socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjas, buvęs Lioto prezidentas Domantas Katelė. Sveiki. Labas, Domantai. Taip pat Akmenės rajono savivaldybės vicemeras Tomas Martinaitis. Sveiki. Bei Seimo narys Marius Matijošaitis. Labadiena. Sveiki. Tokia vyriška kompanija, man atrodo, bus viskas labai, labai tvirtai. Ir aš galvoju, turbūt pradėkim tą diskusiją išsiaiškindami, tai visgi ar palaikote ir ar pritarėte šiai 34 konstitucijos pataisai, kurią Liot ir kartu su jaunimu siekia įtvirtinti. Tai jei pritarėt, kodėl, o jeigu ne, tai irgi kodėl. Mariu. Ačiū. Visų pirma, ačiū už kvietimą. Tai yra tema, kuri yra mintyse visą šią kadenciją ir buvo prieš 20 metų rinkimus. Tai yra viena iš, sakyčiau, kompleksinių iniciatyvų, kuri yra spręstina. Mes jau sumažinom amžiaus cenzą, galimybę naudotis pasyvia rinkimų teisę, tai kandidatuoti į Seimą nuo 21, nors mano pozicija ir pataisa teikta buvo, kad leistų nuo 18, reiškia ambicingiau tikėjausi, bet 21 jau yra žingsnis į priekį. Taip pat galime kalbėti ir apie šią iniciatyvą, tiesiog dar priminsiu, kad praėjo pateikimą mano inicijuotas projektas leisti jaunimo nevyriausybinio organizacijų vadovams tapti asmenims nuo 16 metų ir čia artėjančią pavasario sesiją svarstymą tikiuosi vėl sėkmės ir džiaugiuosi, kad Liot iniciatyva buvo pradėti rinkti parašai, tai reiškia iš visuomenės ateina tam tikras signalas jau ir sprendimų priėmėjams ir galime diskutuoti apie tuos būdus, kaip leisti asmenims nuo 16 metų balsuoti visų pirma savivaldos rinkimuose. Bet verta pasakyti, kad Europos Sąjungoje aplink mus net ne viena valstybė yra, kur leidžia tai daryti. Estijoje leidžiama nuo 16 metų balsuoti savivaldos rinkimuose, tuo tarpu Austrijoje leidžiama į Europos parlamentą rinkti nuo 16, taip ir Maltoje, Graikijoje nuo 17 metų, Belgijoje nuo 16, taip pat Velse ir Škotijoje leidžiama rinkti jų parlamentus nuo 16 metų, tai tų precedentų yra pakankamai daug. Ir ką rodo statistika, tai kad asmenys 16-17 metų balsuoja kur kas aktyviau negu 18-24. Ir dėl to yra daug priežasčių, gal galėsim jas ir aptarti eigoje.
Bet viena iš jų, kad jie yra arčiau tų, sakykime, mokykloje jie gali gauti, sakykime, instrukcijas ir pagalbą ir gana drąsiai savo regione, mieste, miestelėje, kur jie veikia, pradėti balsuoti, pradėti domėtis. Ir ta prasme, ta pagalba yra kur kas arčiau jų, negu kad jie pradeda studijuoti ir dirbti ir išvyksta kur nors kitur, į tos drąsos, sakykime, nueiti, perslaužti pirmą kartą kažką padaryti ir tai yra atsakingas dalykas, naudotis aktyvę balsavimo teisę, vis dėlto tai renkami asmenys, kurie 4 ar 5 metus, priklausomai nuo rinkimų, spręs valstybės ateitį. Ir labai svarbu, kad 16-17 metų asmenys galėtų balsuoti į ateitį, nes, kaip minėjau, 4-5 metai, tai reiškia, jeigu tau 16, tai daugiau negu pusę kadencijos išrinktas asmuo jau atstovaus tave, kai jau būsi pilnametis ir galimai mokėsi mokesčius ir tau juk turėtų rūpėti, kur tie mokesčiai nusės, kas už juos perkama, koks yra skaidrumo lygis valstybėje ir taip toliau. Tai aš vienareikšmiškai palaikau netgi ambicingesniam variantui, apie kurį galėsim gal kažkada vėliau kalbėti, jeigu pasisek šita konstitucijos pataisa. Tai kad šokti aukščiau negu galima. Taip, manau, kad gradually, kaip sakant, palaipsniui galima eiti nuo savivaldos. Tiku, turim vieną už. Tai tu irgi turbūt nenustepsit, kad pasakysiu, kad taip, aš vietos savivaldoje darbuojuosi jau beveik 10 metų. Ir jau prieš 10 mes Akmenės rajone kalbėjomės apie būtent jaunimo aktyvų dalyvavimą balsuojant jau nuo 16 metų. Ir kažkaip, tos diskusijos vis nevirsdavo kūnų. Tai džiaugiuosi, ką Marius sako, kad jau ir Seime diskusijos yra platesnės, taip pat sveikintina yra Lijoto iniciatyva. Vėlgi tą kažkaip iš naujo padėti ant stalo, kaip diskutuotiną dalyką. Ir taip, mes veikdami savivaldoje matome, kad tikrai yra daug labai aktyvių jaunuolių, kurie aktyviai veikia mūsų bendruomenėje, matome, kokie yra bendruomenių lyderiai ir tikrai nori suteikti galimybę jiems taip pat ir balsuoti savivaldos rinkimuose, nes tai yra aktyvi visuomenės grupė, tai yra reikšminga visuomenės grupė. Ir galiu pasakyti, kad, irgi kaip jau gavau kvietimą į šitą diskusiją, tai būtent praėjusią savaitę mes turėjome savo savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdį, tai irgi šitą klausimą aptarėme ir dar gal ne protokolą nesuformavome, bet taip pat kviesime ir merą palaikyti šitą Lijoto poziciją ir garsiai viešai pasakyti, kad mes tam pritarėme. Bet taip pat ir mūsų jaunimo reikalų taryboje buvo tam tikros diskusijos, ar iš tikrųjų verta, ar iš tikrųjų esame tam pasirengę. Ir ką? Tai dauguma vis dėlto pritarėm, bet tų nuogąstavimų tokių yra. Ir žinau, prieš keletą metų ir socialinėse tinkluose vietos bendruomenėje tą tokią diskusiją buvau įplieskęs. Tai tikrai vyresni žmonės galbūt truputėlį dar nepasitikė, galbūt galvo, kad yra per jauni žmonės nuo 16 metų balsuoti. Iš kitos pusės turime tokią gražią iniciatyvą, kiekvienų metų spalio mėnesį, kuomet yra vietos savivaldos savaitė, mūsų savivaldybės meras važiuoja per vyresnių klasių susitikimą su moksleiviais, pasakoja jiems apie vietos savivaldą ir būtent praėjusiais metais tokie apklausą atliko, būtent tas paskaitas skaitė apie šiose skirtingose mokyklose 10-okams ir tos susitikimo metu davė visiems 10-okam prabalsuoti, iš tikrųjų, ar palaikytų tokią iniciatyvą nuo 16 metų balsuoti savivaldos rinkimuose. Tai patys moksleiviai, patys tie 10-okai, 2/3 iš jų palaiko, bet vis dėlto dar 3/3 yra, kurie nepritarė tokiai iniciatyvai. Ir kas galbūt taip įdomu, stebint pačius tuos jaunuolius, kad būtent tie, kurie yra vyresni, 17-18 metų, tai jie nelabai pasitikė jaunesniais kolegomis, o tie jaunesnieji, tikrai aktyviau palaikytų šitą iniciatyvą. Tai tikrai nuomonių yra įvairių, reikia tą pačią visuomenę ruošti, bet šiai dienai aš manau, kad tai būtų žingsnis stipresnės savivaldos link ir stipresnės bendruomenės mūsų link. Puiku, ačiū, ir įdomu tai. Man tai turbūt sunku būtų pasakyti, kad nepritarė, ne? Dar man einant Lijoto prezidento pareigas šitas klausimas grįžo į politinę darbotvarkę, jis iš tikrųjų pakankamai senai buvo priimtas, turbūt visi gerai atsimenat, kad apie tai buvo kažkaip šiek tiek po truputį kalbama jau anksčiau, prieš kokį gerą 10-metį. Ir dabar prieš metus gal turbūt jisai vėl sugrįžo aktyviau į viešą erdvę. Tai mes kodėl apskritai ėmėme šito klausimo spręsti? Ir čia yra kelios problemos. Pirma problema yra ta, kad jauni žmonės pakankamai pasyviai dalyvauja rinkimuose. Ir tą mes stebime. Didžiausias turbūt per nuo pat nepriklausomybės atgavimo jaunų žmonių balsavimas buvo 2019 metų prezidento rinkimuose. Galbūt dar buvo nepriklausomybės pradžioje, kada apskritai buvo be galo aukštas rinkėjų aktyvumas rinkimuose. Bet kiek aš pamenu, tai būtent 2019 prezidento rinkimuose pirmajame ture buvo berods 46% jaunų žmonių aktyvumas. Tai vadinasi, vos ne kas antras jaunas žmogus atėjo balsuoti.
vis dėlto kitose rinkimuose tas aktyvumas yra kur kas mažesnis. Tiek savivaldos, tiek Seimo rinkimuose mes žiūrim, kad kas trečias maždaug jaunas žmogus ateina balsuoti. Ir žiūrėdami, ką sako mokslininkai iš šitos pusės, kaip mes galėtume skatinti jaunų žmonių aktyvumą, tai jie vis dėlto sako, kad tai yra įprotis. Ir tą įprotį reikia formuoti nuo pat mažų dienų. Ir be jokios abejonės galime pradėti nuo klasės seniūnų rinkimų, nuo mock elections, tų žaidybinių tam tikrų rinkimų mokyklose, ką labai skatinčiau daryti švietimo įstaigas. Bet lygiai taip pat turime ugdyti tą įprotį jaunų žmonių ir kalbant apie realius rinkimus. Ir man atrodo, kad balsavimas nuo 16 metų yra tam tinkamas sprendimas. Kitas dalykas, kiek teko skaityti ir domėtis, nėra absoliučiai jokių tyrimų, kurie pagrįstų, kad būtent 18 metų žmogus yra pakankamai subrendęs, kad prisimtų atsakomybę balsuojant. Tai kaip ir dabar mes stebime, ar ne, kad jauni žmonės su kiekvienais metais vis anksčiau pasiekia tam tikrą brandą, vis anksčiau sužino daug dalykų, tai tam įtakos turi ir globalizacija, ir technologijas, ir visa kita. Man atrodo, kad 16 metų jaunas žmogus, jis yra tikrai pakankamai kompetentingas tam, kad jis galėtų pasirinkti, kokia politinė jėga, koks konkretus politikas geriausiai atstovautų jo interesams, būtent savivaldybės taryboje ir mero kėdėje. Tai man atrodo, čia keli tie pagrindiniai argumentai, gal aš manau, kad 16-mečiai tikrai turėtų galimybę balsuoti. Puiku, ir mes pamanysim iš tiesų iki skirtingų kampų pasižiūrėti, tai bet dar prieš pradedant kalbėti, norėčiau tiesiog išgirsti iš jūsų tokią asmeninę tą patirtį apie jaunus žmonės politikoje. Mes tikrai ilgus metus turėjom tam tikrą stereotipą, galbūt jis ir dabar dar pakankamai yra gajus jaunimo tarpe, kai tu matai tikrai vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra partijų lyderiai, kurie dažniausiai kalba viešoje eteryje, diskutuoja ir tarsi tas jaunimas yra partijose, bet kažkur toli nugrūstas, nes maždaug tu jaunas dar neturi tiek tos patirties. Tai kaip Jūs manot, ar šiandien, čia galbūt labiau paskatinti jaunus žmonės eiti į politiką ir žinoma balsuoti, ar mes jau esame subrendusi tą mūsų politinę nomenklatūrą iš tiesų realiai priimti jauną žmogų, gerbti jo nuomonę, leisti jam užimti net ir pakankamai aukštas pozicijas tiek partijos viduje, tiek galbūt jau kažkur ar ne ir kitose žingsniuose. Kiek Jūs patys tą jaučiate ir galbūt galite padrasinti jaunus žmonės, nebijoti žengti to žingsnio, patiems ateiti į politiką, jau nekalbu apie balsavimą rinkimuose. Tai vėlgi, Mariau. Ačiū. Šiuo metu vis dar esu jauniausias Seimo narys, o kai buvau išrinktas, tai atitikau dar ir jaunimo apibrėžimą, buvo 28. Ir verta pasakyti, kad jeigu padrasint, kad būtent signatarai, tie, kurių dar keliai yra Seime, iš tiesų tiek ir Glaveckas, amžinatilsį, su kuriuo teko dirbti užsienio reikalų komitete, Laima Liucija Andrikinė, ar Emanuelis Zingeris, ar Eugenijus Gentvilas, sakykime, signatarus išvardinau, tai jie labai šiltai priima jauną žmogų ir man atrodo dėl jų ypatingai didelės politinės patirties ir to, kad būtent sąjūdis, jis buvo pastatytas ant jauno žmogaus. Tuo metu aktyvistai ir lyderiai buvo jauni žmonės ir neturėtume galimai per toli nuo to nueiti ir tai jau vien yra padrasinimas, kad tam tikrus istorinius lūžius būtent jaunimas daro visuomenėse. Tai jau čia galima eiti į istoriją, kaip revoliucijos atsirado. Dėl to labai svarbu išlaikyti jauno žmogo teisę veikti demokratiniai visuomeniai ir turėti žodį, turėti auditoriją, platformą, išsakyti dalykus, kad revoliucija neatsitiktų, ar ne? Bent jau dėl to. Tam, kad skirtingi demografijos sluoksniai visuomenėje būtų atspindėti jų temos, jų lūkesčiai, jų vizija, nes jie jau yra piliečiai, pilnamečiai ar ne, bet vis dėlto dabartis ir ateitis valstybės, ypač jauni žmonės. Tai dėl to labai svarbu sudaryti sąlygas veikti. Ir jas, kaip ir sakiau, čia yra vienas, aš bent jau kaip matau tą bendrą paveikslą, tai yra vienas iš būdų leisti jiems labai gerai paminėtas tas būtent kampas, kad pradėti ugdyti įprotį eiti prie balsadidžių, pradėti ugdyti įprotį domėtis politikais, ką jie siūlė prieš rinkimus, ką jie reikia galimai iškovoja mandatą ir kur eina toliau ir ar tą lūkestį pateisina mėgstamas ar tai, sakykime, nemėgstamas politikas. Ir vienoje iš diskusijų aš girdėjau, aš gal nelabai klausimą atsakinėjau kaip tikras politikas, bet aš tiesiog gal, kad jau prisiminiau. Neužteko pasakyti, kad esate jauniausias politikas, bet tai jau tai yra, man atrodo, pakankamas argumentas.
Taip, aš tiesiog prisimenu, esu diskutavęs apie būtent šią temą ir 16-metė mergina moksleivė pasakė vieną dalyką, kad tiksliau, jinai pasakė taip, kad labai svarbus dalykas, kai tu balsuoji, tu tarsi esi ambasadorius ir priklausomas nuo to savo pasirinkimo ir tu pradedi sekti, kaip tam asmeniui sekėsi iškovojus mandatą, ar ne? Ir tada tu taip mokaisi iš klaidų ir tampi vis atsakingesniu piliečiu. Tai man atrodo, čia buvo būtent tas įprotis ir tarkim, per gerasias ar blogasias praktikas būdas, kaip įsijungti į demokratinius procesus. O dėl, kaip atrodo, sakykime, Europoje ar pasaulyje dėl skirtingų demografijų, tai teko skaityti, kad tarp Europos valstybių tik 5% išrinktų nacionalinių parlamentų parlamentarų yra jauni, tai reiškia iki 30, o pasaulyje tik tai 2,8 berods procento. Mes matom Amerikos pavyzdį, kur apskritai turbūt kuo vyresnis žmogus, ten jau 80, tuo jų daugiau yra politikų ir tas jaunimas jis visai kažkur paskęsta. Ir tai labai susiję, žinoma, su kapitalu, su tiek, kiek asmuo, kuris yra, sakykime, kandidatas, turi finansinių galimybių kandidatuoti ir vėl reklamuotis, tapti žinomu ir taip toliau. Tai vienas iš, sakykime, priežasčių, dėl ko kartais jaunam asmeniui yra sunkiau konkuruoti, sakykime, su vidutinio 50 metų vyrų Vytauto, ar ne, kaip čia statistinis, sakykime, politikas ar Seimo narys yra. Tai žinoma, yra daug tokių natūralių priežasčių, dėl ko, bet tai yra spręstina, aš manau, kai jau ateini į politiką ir čia iš savo asmenės patirties sakau, ji nebeatrodo tokia baisi ar tokia tolima ir tiesą pasakius, jauni kolegos Seime yra labai imlūs ar ministerijose labai imlūs, labai greitai besimokantis ir tikrai jaučia pulsą, kur visuomenė kokiu keliu eina ar turėtų eiti. Tai man atrodo, dėl to tiesiog pasimkim save už kur reikia ir eikim visų pirma prie balsadėžių, bet ir kandidatuoti su atitinkamai ta partija, politinė jėga, kuri patraukli. Seime turbūt tie pokyčiai taip greit nevyksta, Tomui Savivaldui galbūt yra šiek tiek kitaip, nes mes jau matome, kad tų pačių vicemerų jaunesnio amžiaus tikrai daugėja Lietuvoje. Į tarybas miestų taip pat patenka vis daugiau jaunų žmonių. Tai kaip visgi savivaldoje tam jaunam žmogui, ar esat girdimi tiek merų, tiek sakykime, bendrai, kaip sekasi darbuotis? Aš manau, kad politikoje jaunų žmonių būtinai reikia dėl pačios politinės sistemos sveikatos, kaip sakyti. Nes iš tikrųjų būkime atviri, tą pasitikėjimą politinėmis partijomis pakankamai mažą. Ir aš manau, kad jauni žmonės patys eidami į politiką, jie patys tampa tokiu geru pavyzdžiu. Nes jie taip pat turi tuos komunikacijos kanalus su savo bendramžiais, jie yra geriau girdimi tos visuomenės dalies ir gali su jie geriau komunikuoti. Aš džiaugiuosi, kad man dabartinis meras Mitrofanovas prieš 10 metų parodė pasitikėjimą, pasikvietė dirbti savo komandą mero patarėjų. Ir kaip sakau, dideliam mieste galbūt tokios galimybės nebūtų buvę, būnant jau 24-25 metų būti mero patarėjų ir augti šalia tokio svarbaus lyderio. Bet tam žingsniui tikrai reikia to didelio pasitikėjimo, kad tie politikos senbuviai, tie politinių partijų lyderiai suprastų, kad ir pačiai politiniai sistemai, pačiai partijai reikia po truputį atsinaujinti, leisti šviežio kraujo ir auginti ateities lyderius. Tikrai tai nėra lengva, nes politika vis dėlto yra konkurencinis procesas ir, kaip sakant, norisi ugdyti tos lyderius, bet kad jie tavęs nepakeistų, tokia tam tikra baimė kartais jaučiasi ir toje politinėje arenoje, bet sveika organizacija supranta, kad tai privalu daryti ir mes savo savivaldos rinkimuose, savo partijos rašuose stengiamės tikrai pakviesti dalyvauti ne vieną jauną žmogų ir nebūtinai, kad jisai būtų partijos narys, tiesiog tikrai suprantame, kad tie jauni žmonės atstovauja skirtingas visuomenės grupės ir kviečiame kartu eiti į komandą, virstyti savo idėjas. Ir kitas aspektas būtent vietos politikoje, kad politika vis dėlto nėra tokia populiari ir nėra taip lengva rasti tų norinčių žmonių, gebančių žmonių, imtis atsakomybės, siūlyti savo idėjas, eiti į tą politinę kompaniją, nes tai procesas pakankamai nelengvas, kas galbūt kiti nedrįsta, bijo to viešumo, supranta, kad visą laiką būsi matomame tame spektre, bet būtent vietos savivalda ir vietos politika, aš manau, yra ta pagrindinė žaidimo aikštelė, nuo kurios galima pradėti augti ir nacionaliniai politikai, tai todėl tų jaunų vicemerų, kaip sakant, daugėja. Tikrai manau, kad ir tie labiau patyrę vietos lyderiai nori savo komandoje turėti jaunų žmonių, jaunesnių žmonių, galbūt mokslus kažkokius užsieniuose baigusių žmonių, kad atneštų naujų idėjų ir naujų sumanimų. Ir todėl tai yra labai svarbu. Ir džiaugiuosi, kad bent jau mūsų atveju meras tikrai pasitikėjo tiek manim, tiek aplinkui
turime nemažai jaunų direktorių įvairiausių skirtingų įstaigų. Tai parodo, manau, ir mūsų kaip savivaldybės tokią sveiką būseną ir judėjimą į priekį ir tikėjimą, kad mes turime užtikrinti ateitį. Man labai patiko mintis tokia, galima išplėtoti, kad jauni politikai tokie kaip sanitarai tampa tiek partijose, tiek įvairiose institucijose domintai. Taip pat gan jaunam amžiui, taip pavadinkim, užėmė visai rimtas pareigas, ar ne? Ir iš tiesų čia turbūt labai geras pavyzdys ir visiems jaunimo organizacijų žmonėms, aš dažnai ir patiems tą sakau, kad žiūrėkit, dabar galbūt nėra taip lengva žengti tą žingsnį ateiti organizacijoje veikti, bet po to tikrai duris tampa gan atviros, pradėti nuo tam tikrų žingsnių ir po to turbūt tave matysim kažkur kitur. Tai vis dėlto, kaip tas pasitikėjimas, tarkim, ministerijoje iš pakankamai stipriai vyresnių žmonių, kurie yra kažkokių departamentų vadovai, pavaduotojai, patarėjai, kurie galbūt 20 metų už tave vyresni, o tu esi ministrės patarėjas ir jam ten nurodinėjai kažką arba aiškini, arba dėstai savo mintis. Tai palanki ta terpė yra būti jaunam žmogui ministerijoje. Labai užsuktas klausimas, iš tikrųjų. Visaip yra, iš tikrųjų. Reikia būti atviriem. Man atrodo, kad kiekvienoje aplinkoje yra visko. Ir tas pats, ta pati diskriminacija pagal amžių, jinai yra gaji ir nereikia apsimesti, kad, jeigu jinai yra visuomenėje ir mes tikrai ją stebime visuomenėje, tai lygiai taip pat gali būti ir ministerijoje. Aš džiaugiuosi, kad iš tikrųjų kiek man teko susidurti tos diskriminacijos pagal amžių, jos arba nėra, arba yra pakankamai mažai. Aš nesu linkęs nuradinėti, aš dirbu savo srityje, mano sritis yra jaunimas, aš atėjau pats iš jaunimo organizacijos ir ministrės komanda irgi dirbu su jaunimu, tai savo srityje mano gebėjimus ir mano žinias tikrai pripažįsta ir vertina ir man atrodo mes kartu priemam ir surandam tikrai tos geriausius sprendimus, bet apie pirminį tą klausimą, Luka, kurį tu uždavė apie tą pasitikėjimą, ar tas establishmentas politinis ar ne, ar jau yra linkęs pasitikėti jaunais žmonėmis, aš manau, kad yra linkęs ir aš esu pavyzdys ir tikrai ne vienas jaunas žmogus yra pavyzdys, kada politikai savo komandas pasiema jaunus žmonės. Vienas dalykas yra tas sanitarizmas ar ne, sanitarai, naujas kraujas, kuris šiek tiek pagyvina pačią sistemą iš vidaus, pagyvina ir patį politiką iš vidaus, ar ne, nes sako, kol tu būni su jaunais žmonėm, tol esi jaunas. Tai tie patys ir politikai tikrai atjaunėja ir galima matyti, man atrodo, net tam tikrą pasikeitimą, kada prie jų komandos prisijungia jauni žmonės tiek socialinėse tinkluose, tiek priemant sprendimus, tiek išeinant į viešumą ir transliuojant tam tikrus naratyvus. Tai visas šitas procesas tikrai yra gyvas ir jisai vyksta. Ir aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad vis daugiau žmonių atsiranda pas politikus komandose. Ir šitas dalykas, šitas momentas yra be galo svarbus. Vis dėlto aš pritariu labai, ką sakė ir Marius dėl istorinio konteksto, ar ne, dėl to, kad turbūt ir legendinį bananų balių prisiminus, ar ne, iškyla ta nuotrauka, kada žygiuoja sovietų karininkai ir virš jų su trispalvė stovi jauna moteris, ar ne, tai man šita mintis irgi atėjo į galvą, kada Marius kalbėjo. Tai tie jauni žmonės tikrai revoliuciją skatina ir jo, tai yra be galo gražu. Bet kalbant apie tą patį establishmentą, aš manau, kad vis daugiau jaunų žmonių ateina, bet tam įtakos turi ne tik tai, kad jie yra jauni žmonės, bet ir kitas momentas, kuris yra be galo svarbus, kad jauni žmonės yra kur kas imlesni, jie turi kur kas daugiau kompetencijų, kalbant apie tai, kas dabar yra šiandieninės technologijos, ar ne? Ir jeigu politikas nori būti konkurencingas tose srityse, socialinėse tinkluose, komunikacijų ir taip toliau, jam dažnai net yra privalu turėti jauną žmogų savo komandoje vien dėl to, nes tai nuo jo pečių nuima pakankamai didelę naštą. Komunikacija, politika yra be galo svarbus dalykas, turbūt vienas svarbiausių dalykų. Vien dėl to, kad nes parlamentas jau yra nukilęs nuo žodžio prancūziško kalbėti. Tai visas šitas momentas, man atrodo, yra, ką simbolizuoja, kad šiuo metu yra be galo palankus laikas jauniems žmonėms dalyvauti, įsitraukti ir būti politikų komandose ir priimti tos sprendimus, kurie šiuo metu yra aktualūs ir pasiemti be galo daug kompetencijų. Ir turbūt klausant jūsų galvoju, čia turbūt labai tinka tas pasakymas, ar ne, kad ne žodžiais, bet darbais reikia mylėti tėvynę, tai man atrodo, ko šiandien reikia iš jaunų žmonių įrodyti darbais, kad tikrai galim, norim, kas po truputį ir vyksta. Grįžtant prie mūsų pagrindinės temos apie balsavimą, nežinau, ar jau susipažinot ar ne, bet šią metų pabaigoje pasirodė Baltijos tyrimo apklausa reprezentatyvi Lietuvos gyventojų, būtent, ar žmonės palaiko tą galimybę balsuoti rinkimuose. Ir viskai 70% žmonių apklaustų pasakė, kad nepalaiko. Ir kas labai yra įdomu, kad didžiąją dalimi nepalaiko vyresnio amžiaus žmonės.
Tai čia vienas dalykas ir toj pasakysiu, koks yra argumentas, jų pagrindinis naudojimas ir tą patį argumentą naudoja ir viena politinė partija, kur irgi iš esmės vienintelė išreiškia nepalaikanti tai, kad yra per jauni, nepatyrę ir, kas man labai strigo, lengva manipuliuoti. Tai va čia ir norisi apie tą manipulaciją šiek tiek dabar užsikabinti ir kaip jūs manot, ar kaip pakomentuotumėt galbūt tokius argumentus, ypatingai kas liečia manipulaciją. Aš tai stipriai abejočiau, ar lengva manipuliuoti, pabandykite jaunimu manipuliuoti, su paaugliais tėvai nesusikalba. Galbūt problema yra tas apatiškumas, kad jauni žmonės būna apatiški politikos atžvilgių, bet manipuliuoti, abejočiau, ar tai taip jau lengva, kaip kažkas galbūt galvoja. Ir čia turbūt, ta partija turi savo tą elektoratą galbūt šiek tiek vyresnį, tai tiesiog bijodama konkurencijos taip komunikuoja. Tai dar būdamas Liote vykdžiau advokacijos kampaniją kartu su kolegomis ir buvom susitikime su viena Seimo frakcija. Ir irgi išgirdau tą patį klausimą, kad jaunai žmonėm neva yra labai lengva manipuliuoti. Ir jie netgi vardino labai konkretų pavyzdį. Ateis Tapinas ar ne, parašys postą, kad reikia balsuoti už tą ir ateis jauni žmonės ir prabalsuos. Aš tada jam pateikiau kontrargumentą, sakau, o jeigu daktaras Unikauskas ateitų ir pasakytų, kad reikia balsuoti už tą ir tą, man atrodo, kad vyresnių žmonių, kurie ateitų ir pabalsuotų taip, kaip sakė daktaras Unikauskas, man atrodo, būtų kur kas daugiau negu jaunų žmonių, jeigu jiems pasakytų ten Tapinas ar bet kuris kitas influenceris. O dar grįžtant prie to, kad 70% žmonių nepritarė, aš norėčiau labai pamatyti reprezentatyvę apklausą, kada prieš, 100 metų būtų paklausę, ar sutinkate su tuo, kad moteris turėtų teisę balsuoti, ar ne? Ar kad juodaodžiai turėtų teisę balsuoti prieš pilietinį karą, ar ne? Tai man atrodo, kad tai yra ne apie visuomenės nuomonę, bet tai yra apie politinę valią. Jeigu politikai demonstruos politinę valią šitoje vietoje ir ryšius parodyti, kad jie pasitikė jaunai žmonėmis, taip tas klausimas ir bus įspręstas. Jeigu mes laikysimės nuomonės apklausų, tai man atrodo, mes ir vis dar mirties bausmę turėtume tikrai palaikyti, moteris tikrai neturėtų teisės balsuoti, tam tikros socialinės grupės turėtų tam tikrą advantage, nesugalvoju dabar lietuviško atitikmens prieš kitas socialinės grupės, pranašumą prieš kitas socialinės grupės, tai aš manau, kad politika yra apie politinę valią, o ne apie pataikavimą visuomenės nuomonės. Ir papildant, turbūt nereikėtų bijoti investuoti daugiau jaunų žmonės švietimo prasme. Turbūt vienas tas argumentų, kodėl verta skatinti balsuoti nuo 16 metų jaunuoliams, dėl to, kad jie daugiau investuotų, domėtųsi politiką, tiek vietos politiką, tiek nacionalinę politiką. Mes, kaip sakau, apie tą balsavimą nuo 16 metų kalbame jau pakankamai seniai mūsų Akmenės rajone. Ir turbūt jau antrus gal Seimo rinkimus darom tokią iniciatyvą, kadangi per Seimo rinkimus dažniausiai balsavimai vyksta mokyklose, tai sekmadienį pradėksta balsavimai ir pirmadienį paliekami šitas būdelės visose mokyklose, dar neskubame išardyti, irgi duoda moksleiviams prabalsuoti Seimo rinkimuose su tais pačiais biuleteniais, tiesiog nukopijuotais, bet ne tais tiesiogiais, bet kad irgi kad jie balsuotų už tas pačias partijas, reitinguotų tos pačius asmenis, tik tų rezultatų, kaip sakant, jau praeina visas politinės kompanijos laikotarpis, tik tuomet jau viešiname. Bet vėlgi, kai tą iniciatyvą pradėjome, buvo daug nuogąstavimų ir iš mokyklų direktorių, ir iš pačių mokytojų, kaip čia dabar manipuliuos jaunimas, kažkas mokytojai, galbūt jaunuoliais, bet mes kaip tik sakom, tai yra švietimo dalis, kadangi žinom, kad tai bus, tai tikrai mokytojai per pilietinio ugdymo valandėlės pasikalba su moksleiviais, kokios politinės partijos dalyvauja, kokie yra atstovai vienmandatinėje apygardoje, kad jauni žmonės daugiau domėtųsi, suprastų, kas tie yra rinkimai ir juose sąmoningai dalyvautų. Kuomet praeitą savaitę, kad diskutavome savo jaunimo reikalų taryboje, tai viena irgi vyresnio amžiaus moteris, bet jaunimo mūsų reikalų tarybos narė sako, aš pati būdama 18 metų pirmą kartą, kai balsavau, tai sako, neįsivaizdavau nei už ką balsavau, nei kodėl balsavau, nes turbūt, irgi to domėjimuose nebuvo, bet jau sako, jau paskui, kai prabalsavau, supratau, kad kažkaip, taip jau neatsakingai padariau kitos rinkimus, tikrai nuoširdžiai daugiau pasidomėjau. Tai turbūt viena yra to motyvacijų, kad ir nuo 16 metų įvedus šitą galimybę, kad daugiau būtų kalbamas apie rinkimus su jaunais žmonėmis ir kad jie galėtų atsakingai rinkti savo pirmiausia vietos valdžią. Pridėsiu ir labai stipriai pritariu, kad tą aspektą dėl pilietinio švietimo turėtume puoselėti ir stiprinti labai stipriai. Ir, sakykime, kalbantis su oponuojančiais dėl šios iniciatyvos, reikėtų pasakyti, bet ir stengtis, kad Vote 16, reiškia balsavimas nuo 16 metų asmenims savivaldoje, o gal net ir kitose institucijose turėtų eiti koja kojant su pilietiškumo stiprinimu, kad tai nebūtų dar viena pamoka
vieną kartą per savaitę, tegu ne vieną kartą per savaitę, bet stipriai dėstama, iš tiesų parodanti politinės ideologijas, paaiškinti nors šiek tiek apčiopiamai, kur mokesčiai nueina, paaiškinantis valdžių atskirimo principą, nes net pilnamečiai daugybė to iki šiol, reikia pripažinti, nesupranta, kaip vienmandatį išrinktas žmogus į mane kreipiasi nuolatos dėl savivaldos kompetencijos klausimų. Tai viskas gerai, galima medijuoti, galima padėti, susigaudyti, nukreipti, bet tačiau žmonės dažnai, ir nereikia 16-mečio, 17-mečio, ir vyresni turi pakankamai prastą pilietinį, politologinį išsilavinimą. Tai dėl to visiems, man atrodo, padėtų, o ypač bandant, sakyti, kontraargumentuoti tam, kad jaunimas, sakykime, nėra pasiruošęs balsuoti, jį čia lengva manipuliuoti. Tai yra tas aspektas, kad kaip ir senoliai kartais skambina, kai pasiklaustų, už ką manai, kad man reikėtų balsuoti, taip ir turbūt 16 ar 17 metų asmuo, kuris pasitikė savo tėvais ar seneliais, pasiklaus, ir tai yra natūralus politinio diskurso apsitarimo, sakykime, procesas. Tai čia neturėtume to vadinti manipuliavimu, jeigu tas sprendimas vis tiek galiausiai bus sąmoningas, dedant biuletenį jau galiausiai. Ir dar kitas aspektas yra, kaip šita frakcija, aš taip įtariu, kuri jinai dažniausiai asmenys ten galvoja, kad kažkam suteikiant daugiau teisų, tu neva tai prarandi savo teisės. Tai viena iš iniciatyvų, kurių dėja nepasisekė iki galo įgyvendinti, yra partnerystės įstatymas. Tai čia vėl panašu, aš net sulyginčiau, kad neva tai homoseksualūs asmenys sudarydami tam tikrą santuokos formą, neva tai nutrauktų tavo kažkokias teisės. Tai netiesa, tiesiog suteikiant daugiau teisių platesniam visuomenės ratui, jos tiesiog mes einam lygių teisių keliu, o ne atvirkščiai. Mes netimsime tų teisių tiems, kurie jau turi teisę balsuoti ar sudaryti partnerystę ar kitokį. Tas pats, kai buvo kalba apie lytinį švietimą, tarsi, kad jeigu dėsimės lytinį švietimą pamokos, tai kažkas pradės manipuliuoti jaunuoliais. Klausykit, tai tie jaunuoliai tikrai daugiau supranta apie lytinį švietimą negu kai kurie mokytojai, bet vis tiek atsiranda baimių, kad pradėsime apie tai kalbėti, tai atsiras kažkokia manipulacija. Tikrai, pabendraukit su jaunais žmonėmis, jie tikrai netokie, sakau, galbūt problema yra apetiškumas, bet tikrai nuomonės, kaip čia formavimo prasme, tai tikrai nėra lengva įtakoti tos jaunus žmonės. Aš dar noriu šiek tiek prie argumentų pasilikti, čia jau tikrai labai nemažai jų išvardinot. Bet galvoju, dar vienas toks yra tikrai svarbus momentas ir įdomu išgirsti jūsų nuomonę yra apie tai, kad iš esmės jauni žmonės ar ne baigę mokyklą dažniausiai palieka savo gimtosius miestus ir išvyksta į sostinę, į Kauną, mokintis. Į Klaipėdą, taip ar į užsienį. Galbūt suteikta teisė balsuoti nuo 16 ir dalyvauti sprendžiant tikrai svarbius savo miesto klausimus, galbūt paskatintų žmonės daugiau likti savo mieste, ypatingai todėl, kad iš esmės politikai būtų priversti šiai dienai rodyti daugiau dėmesio jauniems žmonėms, nes reikia pripažinti, kad šiandien tas 16-metis nėra elektoratas, tai turbūt geriau man rodyti vyresniam žmogui dėmesį, daugiau ten jį lobinti, negu tą jaunuolį, kuriam svarbus visai gal kiti klausimai. Tai kaip čia jūs galvojate, ar tai galėtų tapti tam tikrų tokių, galbūt neesminiu žingsniu, bet tikrai gan svarbu, kad jaunas žmogus liktų ten, kuris gimė. Politinės pragmatinės pusės mūsų Akmenės rajono savivaldybėje yra 20 000 gyventojų, vieno tarybos nario vieta pagal dalyvaujančių skaičių yra 300-400 balsų. Tai realiai nuo 10-okų, nuo 16 metų mes turime apie 500-600 moksleivių. Tai tasme, jeigu jie visi eitų balsuoti, jie gali savo įsirinkti 2 tarybos narius realiai. Tai skaičiuojantį politinį jėgą tikrai turėtų dirbti aktyviai su ta visuomenės grupe, ją patraukti savo pusę. Ir taip, tikrai visi regionai, visos savivaldybės Lietuvoje susiduria su žmonių nutekėjimo problema ir tikrai yra ta viltis, kad jaunas žmogus balsavęs rinkimuose daugiau domėsis, kas vyksta toje politikoje, ir taip tam tikras daugiau ryšys bus su savo gimtuoju kraštu, su pokyčiais jame, ir galbūt ir pats daugiau norės dalyvauti toje pokyčių darimo sistemoje. Tai aš manau tikrai yra geras argumentas. Taip, emocinis ryšys, kai žmonės, kai tampa kažko dalininku, jie jaučia visai kito atsakomybę ir jie kaip bendrasavininkai tampa, tai jeigu esi per savo atstovą, turėdamas tiesioginį galbūt kontaktą, net aš su savo rinkėjais kartais Instagrame bendrauju, ta prasme šiais laikais visiškai įmanoma daryti, tai tas jaunuolis ar jaunuolė, kurie turi savo tarybos narį ar narę, gali turėdami tą tiesioginį kontaktą, tą emocinį ryšį ir su bendruomenė, ir su regionu, savivalda, institucija,
sudaryti. Ir tas yra labai prasminga ir galbūt paskatintų likti, grįžti, prisidėti, galbūt ne pilnu etatu prisidėti, bet karts nuo karto ir tas labai svarbu. Turbūt šitas ir domint ir tavo klausimas, tas pasitikėjimo turbūt elementas, jis būtų daug stipresnis, nes tarkim, ką tenka girdėti iš jaunų žmonių, na, pavyzdžiui, kai klausi, kas jums rūpi jūsų mieste, ir jie dažnai atsako, geresni dviračių takai, daugiau kažkokių sporto erdvių, laisvalaikio erdvių. Ir žmonės supranta, kad čia nėra galbūt prioritetinis klausimas savivaldybė ir tiesiog numoja ranką, nu tai čia niekam nerūpi. Bet jeigu atsirastų žmonės, kurie pradėtų tuo rūpintis labiau, tai turbūt čia toks abipusis pasitikėjimas didėtų. Dominykai, kad tau yra tekę girdėti iš jaunų žmonių, iš organizacijų, kas jiem jų savivalda iš tiesų rūpi ir jie jaučiasi, kad tam nėra skiriama dėmesio. Šiaip mes turim tokį nežinau net kaip jį įvardinti, bet labai dažnai pasitaikanti situacija, kada tu kalbėsi su merais arba savivaldybių tarybų nariais ir jie sako, nu tai mes pastatėm jaunimui skate parką, ko daugiau reikia. Ir čia ir yra pagrindinė problema, ar ne, kad skate parkas nėra viskas, ko jauniems žmonėms reikia, toli gražu. Aš ką girdžiu, ką jauni žmonės man dažnai kalba, priešingai negu kad visi skate parkai ir taip toliau, jiem dažnai trūksta kultūros. Jiem trūksta vietų, kurie galėtų burtis ir realizuoti save per kultūrinę prizmę. Groti, dainuoti, šokti, kurti kažkokias kitokias meno formas, ar ne? Ir aš džiaugiuosi, kad mano gimtajam Panevėžy atsiranda tokių vietų ir aš matau, kiek daug jaunų žmonių iš tikrųjų bazuojasi aplink tą vietą. Tai tampa milžinišku traukos centru, kur susibūrė jauni žmonės ir kurie kuria iš tikrųjų be galo gražius dalykus. Tai čia vienas momentas. Antras dalykas, dar ką Luka tą pirminiam klausimą irgi užčiopiu tą, kad kodėl 16-mečiams, 17-mečiams iš esmės yra svarbu turėti galimybę balsuoti, tai yra tai, kad jiems vis dar rūpi jų savivaldos problemos. Aš, sakykime, 19 metų būdamas persikėliau už savo gimto Panevėžio į Vilnių. Gerai, kad man visą laiką rūpėjo tie visi reikalai ir aš tikrai nei vienų rinkimų nepraleidau ir nepraleisiu tikrai, bet man tai nebebuvo taip aktualu. Nebebuvo taip aktualu, kaip kad aš buvau 16 metų, 17, kad aš buvau tik tai pradėjęs savo kelią jaunimo nevyriausybinėse organizacijose. Aš siekiau kiekvieną minimalų krepštelėjimą Panevėžio miesto savivaldybėje, kur tik kažkas gal kažką ne taip padaro, ne taip pasako. Mums be galo trūko vietų, kur mes galėtume susirinkti. Mes dėl atviro jaunimo centro Panevėžyje kovojom didelius mūšius iš tikrųjų. Mes ėjome savivaldybės tarybos posėdžių salę per patį posėdį ir kalbėjom, kaip jauniems žmonėms reikia atviro jaunimo centro. Ir atrodo, kol tu pats neateini, nepasakai, neįrodai, tol tavęs ir negirdi. O kartais net ir to neužtenka. Tai iš tos pusės, ar ne, kad 16-mečiai, 17-mečiai tikrai turi lūkesčių, kurie tikrai gali būti atliepti ir kurie tikrai nekainuoja be galo brangiai. Man atrodo, kad dėl to mes ir turėtume suteikti galimybę 16-mečiam, 17-mečiam balsuoti, nes jiems yra aktualu 10, 11, 12 klasės. Tai laisvalaikio vietos ar nesusibūrimo aikštelės. Galų gale mes tikrai, pas mus, kadangi vis tiek Panevėžys nėra toks didelis miestas iš tikrųjų, tai žmonės, ką dažnai veikdavo, tai važinėdavo su mašina pirmin atgal po visą miestą, ar ne? Tai jie susirasdavo vis kažkokį spotą, kaip jie vadina, kažkokią vietą, kur jie galėtų susirinkti. Ir susirasdavo tai vieną, tai kitą, tai trečią, bet niekur nebūdavo šiukšliadėžių. Ir atrodo toks labai paprastas dalykas, ar ne? Pastatykit šiukšliadėžes, kur renkasi jauni žmonės, išspręsime tikrai didelę problemą. Bet ne, ir atrodo to irgi, tai va, dėl to trūksta, dėl to aš galvoju, kad reikėtų 16-mečiams, 17-mečiams suteikti balsavimo teisę, jie išrinktų atstovus, kurie atliepia jų nuomonę, kurie supranta, kokie yra jų poreikiai, supranta, su kokiom problemom jie kasdien susiduria. Ir man atrodo, kad nuo to demokratija tik tai stiprėtų ir priešingai, negu kad sako skeptikai, tikrai nei manipuliuos, nei nebus jie nepasiruošę, nei kažkas panašaus. Man atrodo, kad tai tik tai sustiprintų mūsų demokratiją, nes tie žmonės atstovautų dar platesniai visuomenės grupiai. Na ir žiūrėkit, įsivaizduojam, kad parašus pavyksta surinkti, kad ar ne, jau prasideda Seime balsavimas dėl būtent pataisos. Visgi tam, kad tai būtų patvirtinta, reikia 2/3, ar ne, Seimo narių pritarimo. Kadangi jūs kaip ir atstovaujate skirtingus ir nevienodus politinius judėjimus, tai pabandykim realistiškai pasižiūrėti. Nepaisant to, kad didžioji dalis politinių partijų išreiškia palaikymą šią iniciatyvai, ar būtų prabalsuota, kad iš tiesų konstitucija būtų pradėta keisti šiuo klausimu. 2/3 balsų, tai iš tiesų yra nemažai. Taip, tai konstitucijos pataisą sėkmingai atlikti daugiau mažiau užtrunka 2 metus.
yra 3 stadijos ir paskutinėje teisingai paminėta, kad turi būti už 2/3 visų Seimo narių, net balsavusių, bet visų. Tai reiškia, svarbus yra tiek dalyvavimas ir jeigu tai ateina iš valdančiosios koalicijos, tai valdančiosios koalicijos Seimo narių, kurie galimai turėtų nevykti komandiruotės ir savo apygardas, o būti Seimo salėje tuo metu, tai vienas dalykas, reiškia, bet be opozicijos tas tikrai ir šiame Seime būtų neįmanoma, nes valdančioji, sakykime, šita dauguma yra trapi. Turime TSLKD, Liberalų sąjūdį, Laisvės partiją, kuri vienareikšmiškai, aš manau, su keliom išimtim vis dėlto palaikytų. Ir turim kelias opoziciją esančias partijas, kurios. Ir turime kelias, kiek girdėjau, socialdemokratai tą palaiko ir turbūt demokratai vardan Lietuvos tą palaiko. Tai tiesą pasakius, tai teikia vilčių. Ir man džiugu, kad jau minėjau pradžioje, kad Seime ta diskusija kyla ir kadencijos pradžioje pabaigėme pasyvios rinkimų teisės, būtent konstitucijos pataisą sėkmingai, nors irgi kelių balsų persvara, bet tai jau signalas, kad tai yra įmanoma ir galimai tų parašų net nereikia rinkti, užtektų gerai palobinti, gerai pasimti už skverno savo Seimo narį ar apygardoje, arba pažįstamą, ar per pažįstamus įtikinti jaunimui, čia turbūt darbas visų pirma. Bet ir visiems tiem, kurie iniciatyvą palaiko, kurie demokratiją palaiko galų gale, nes tai, kaip ir minėta, yra ne siaurinimas teisų, o platinimas, atstovavimo bendro, tam dar vienos demografinės grupės, kuri jau tuoj bus pilnamečiai ir tikrai mokės mokesčius ir įsijungs į visuomenę pilnavertiškai. Tai kuo pilnavertiškiau, tuo mes sėkmingesni. Kaip kiti mano? Man tai labai sunku, nes aš nei partijos narys, aš tik tai dirbu su konservatorių partijos nare, tai aš labai gerai žinau jos poziciją ir žinau, kad jinai tikrai palaiko ir palaikys. Ir aš manau, kad jinai tikrai dės visas pastangas tam, kad ir kuo daugiau jos frakcijos narių balsuotų ir palaikytų už šitą siūlymą. Bet vis dėlto aš esu linkęs tikėti, kad gal tai ir nebus vienbalsis balsavimas konservatorių frakcijai, bet aš labai tikiu, kad bent kokių 80% tos frakcijos narių būtų pasiruošę palaikyti. O su likusiais 20 aš pabandysiu asmeniškai dar kas kalbėti. Išgirdom pažadą. Kaip Marius sakė, labai geras 2 metų trukmės procesas, tai turbūt keisis ir vyriausybės, ir jų sudėtis, ir bus labai geras toks lakmuso popierėlis, iš tikrųjų, jeigu dabartinė vyriausybė inicijuoja, o ateinanti vyriausybė būtų ta, kuri atsakinga būtų už įgyvendinimą, tai turbūt rodytų, kad visa politinė sistema yra tam pasirengusi. Aš tikiu, kad tai įmanoma, kad tai yra realu, bet iš kitos pusės ir viena diskusija, kurią mes turim dabar, yra dar labiau skatina atkreipti dėmesį jaunus žmonės, dar labiau skatina pačius jaunus žmonės pasisakyti. Ir tas procesas, kad ir jeigu jis nebūtų sėkmingas, aš manau, nebūtų padėtas taškas ir nebūtų pasakyta, kad arba dabar, arba niekada. Vis dėlto, manau, kad laikas nuo laiko vis tą diskusiją reikia pradėti ir aš tikiu, kad bent jau savivaldo tikrai mes tą pasieksim. O jau tuomet kalba eis apie kitus rinkimus, apie aktyvę, pasyvę balsavimo teisę. Ir turime žiūrėti iš tikrųjų, kiek mes kaip visuomenė pasitikime skirtingomis visuomenės grupėmis, kiek mes esame subrendę, kiek mes esame atsakingi ir ar taip jau lengva mumis manipuliuoti. Na ką, laikas labai greit prabėgo, tai norim padėkoti Mariui, Tomui ir Domantui. Iš tiesų, ką mes galime padaryti, tiesiog pakviesti, nes dar liko mėnuo su trupučiu balsuoti, atiduoti tą savo balsą, kad tie parašai būtų surinkti. Tikslas 300 000, dar yra kur padirbėti, bet čia kiekvienas, jeigu palobinsim, kaip sakė, ar bent jau keletą savo šeimos narių, aš jau šiek tiek pamūdu, kad gali balsuoti nuo 18 žmonės ir atiduoti savo balsą, bet tikiu, kad tai tikrai įmanoma, tai labai kviečiu tai padaryti. Linką, kur tai galima padaryti, rasite tiek mūsų šioje diskusijoje įrašė, tiek ir tikiu kitur. Ir ką, tikėkime, kad galėsim susitikti po poros metų ir aptarti jau tos geruosius rezultatus. Ačiū visiems, kad skiriate savo brangų laiką, tikiuosi jis neprailgo. O ši diskusija organizuojama ES finansuojamo projekto Balsuojam rėmuose, kurį įgyvendina Jaunimas yra bei Užimtumo akademija.